Tai žaidimas išmintingojo milijono kelias, tai kaip jau iš pavadinimo supranta, tai yra apie pinigus, žaidimas apie pinigus. Gal skamba šiek tiek keistai žaisti apie pinigus, bet visi esate tikrai žaidę Monopolį, tikrai esate ir kitus žaidimus žaidę apie pinigus. Tai šis žaidimas lygiai taip pat yra apie pinigus, tik jisai yra daugiau iš psichologinės pusės, nes mes visi esam labai susikoncentravę uždirbti daugiau pajamų, dirbti daugiau, uždirbti daugiau, bet niekada nepagalvojam, kad pagrindinis mūsų pinigų stabdis yra psichologiniai dalykai, įsitikinimai, nuostatos ir visi kiti dalykai. Tai vat išmintingojo milijono kelias ir yra apie psichologinę pinigų pusę, tai yra išsiaiškinti, kas iš psichologinės pusės stabdo jums tą gausą ir tuos milijonus. Aš trumpai.